Šiemet pirmą kartą Lietuvoje bus surengtas Lietuvos metų medžių konkursas. Jau priimamos teikėjų paraiškos. Biržų savivaldybė taip pat ketina pristatyti savo medį. Pretendentas tapti metų medžiu Jurgio Bielinio ąžuolas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir viešoji įstaiga Arboristikos centras skelbia konkursą metų medis. Šio konkurso tikslas ne tik tai išrinkti metų medį Lietuvoje atstovausiantį analogiškam konkursui Europos mastu, bet ir identifikuoti, sakykime, istoriškai svarbius, dendrologiniais parametrais įspūdingus, kultūrinę vertę turinčius medžius, kuriais galime džiaugtis, galim didžiuotis ir kuriuos galim parodyti ne tik tai savo visuomeniai, bet galim parodyti ir Europos visuomeniai. Metų medžio rinkimuose pasiūlytas garsusis mūsų istoriškai garsus ir parametrais įspūdingas Jurgio Bielinio ąžuolas, kurį pabandysim pristatyti metų medžiu ne tik, sakykime, kaip kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip istorijos mūsų dalį, kaip mūsų kultūros dalį, kaip laisvės, kovų už laisvę, už lietuvišką žodį simbolį. Kodėl šis Purvyniškio apylinkės puošiantis medis vadinamas Jurgio Bielinio ąžuolu ir kuogi šis ąžuolas yra ypatingas, papasakojo savivaldybės administracijos paveldosaugininkas. Ilgai svarstėme, kurį medį pristatyti, nes Biržų krašte medžių yra daug ir garsių, ir gražių, bet pasirinkome kaip tik Jurgio Bielinio ąžuolą, nes norime akcentuoti, kad Biržų kraštas garsus ne tik tai radvilom, ne tik smegduobėm, alum, bet čia didžiulis įnašas yra Jurgio Bielinio. Pagalvojus, visi žinom, garsusis knygnešys jis buvo, knygnešių karalius Jurgis Bielinis. Per 30 metų knygnešystės žmogus, kai galėjo ramiai ūkininkauti, dirbti savo darbą, sugebėjo beveik pusę leidinių, kur leido Karaliaučiaus srity, Mažoje Lietuvoje, vienas žmogus beveik pusę leidinių pergabeno kontrabandą į Lietuvą išplatino. Kažkas yra fantastiška, nerealaus. Ir kaip tik šitas ąžuolas, aišku, gamtininkai tą mitą paneigia, kad čia tas pats originalus ąžuolas yra. Jam paskaičiavo metus 130 metų yra, tai jis buvo tik tai toks mažas ąžuoliukas, kaip šalia augantis, kur Bielinio anūkas pasodino. Tai Bielinis paslaptytis po šitų ąžuolų negalėjo, tačiau jo vietoje augo kitas senasis ąžuolas ir jisai po tų ąžuolų grįžęs su knygom ir matydavo langė, jeigu kokia nors žvakė ar kitas sutartinis ženklas, jis matydavo, kad žandarų, kad jo gali laukti sodyboje žandarų pasala arba laisvi tuštinamai, tada jis galėdavo pareiti. Bet būtent po to vietoje augusio ąžuolų jisai slapstydavas ir žiedavo į savo sodybą į namus grįždamas. Tai jis yra toks tas ąžuolas tikrai vertas atkreipdėmėsi. Na, visiems biržiečiams televizijos Baltikum žiūrovams siūlau laukti rugsėjo mėnesio, kada bus paskelbtas balsavimas oficialiai. Ir visiems aktyviai įsijungti tą balsavimą, kad Jurgio Bielinio ąžuolas mūsų krašte augantis būtų paskelbtas Lietuvos metų medžiu. Konkurso dalyvius atrinks kompetentinga vertinimo komisija. Pirmajame etape iki Liepos 7 dienos bus išrinkta nedaugiau kaip 12 medžių, kurie dalyvaus antrajame etape. Ir kaip pažymėjo savivaldybės administracijos atstovas, metų medį rinks visuomenė, balsuodama elektroninėje erdvėje. Lietuvos metų medis bus paskelbtas spalio 17 dieną.